jau prisigėrė to kolageno, tai dabar kaip jam nurodyti tą kelią, kad tu eik į mano sąnarį, o ne kažkur tai kitur. Marketingas, pakuotės, reklamos visos, kas reklamuoja, bet ne visada tas yra, kad kaina atspindi patį produktą, tai va tą labai reiktų žiūrėti. Turbūt daugiau turėjo kolageno gaudavo su mityba, negu mes šiuolaikiniai savo mityboje turime. Mūsų kūnas, jos negali pasidaryti pats, mums ją reikia gauti su maistu. Tai visi tie kolagenai, praktiškai ką mes perkam, nežinau, vaistiniai, internetinėse parduotuvėse, kas siūlo, tai dažniausiai jie visą laiką jau būna hidrolizuoti. Tas gliukozaminas, chondroitinas, tai jie yra mūsų sąnarių kaip ir tepalas iš esmės. Sveiki, šiandien pas mus svečiuose farmacininkas Jokūbas Malikėnas. Sveiki. Ir šiandien turėsime laidą apie papildus sąnariam, raumenims, sausgyslėm. Tai pradėkim nuo to, kad vaistinėse šiandien yra parduodama turbūt daugiausiai papildų, tai yra sąnarių papildai. Tai kolagenas, gliukozaminas, chondroitinas. Tai yra 3 tokie pavadinimai, iš kurių plaukia milijonai. Ir jeigu pasakyti tokią statistiką, kad pasaulyje 2024 metais kolageno rinka buvo apie 10 milijardų ir per ateinančius 7 metus planuojama, kad jinai išaugs dvigubai. Tai matome, kiek tai yra populiaru, bet mokslas iš tikrųjų yra dvejopas. Ir yra ginčijamasi, ar tai padeda ar nepadeda. Ir mes šiandien pakalbėsim apie tai, kurią mes pusę palaikytumėm ir ar tai yra naudinga, ir pradėsime savo laidą. Tai pasaulis serga kolagenu. Tai ką tu manai kaip farmacininkas, kas jį perka ir ko tikisi iš kolageno tavo klientai? Tai, iš esmės, tai galėčiau suskirstyti tokias galbūt 3 grupės, kas labiausiai perka tą kolageną. Tai gal pradėčiau nuo pirmą vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau turi didesnį amžių, jų sąnariai yra pavargę šiek tiek, tai jie tikisi to efekto, kad nusipirks ten sąnarių papildus su kolagenu, chondroitinu, gliukozaminu ir jiem tas senatvė šiek tiek palengvės. Iš tos pusės iš sąnarių visos. Tada antra grupė žmonių, tai galbūt būtų kurie rūpinasi labai savo oda ir išvaizda. Tai čia jau gal labiau iš moterų pusės jo, bet ir vyrai irgi, žinoma, ten to oda rūpinasi. Tai irgi tokia antra grupė. O trečia grupė tai išskirčiau, kad būtų aktyviai sportuojantys žmonės, kurie nori ne tik turėti sveiką visas ten sausgyslės sąnarius, bet ir jų tą efektyvumą gerint sausgyslių ir sąnarių. Tai galbūt tokios 3 grupės būtų. Tai kolagenas, kiek aš žinau, yra 3 amino rūgštys, tai yra glicinas, prolinas ir hidroksiprolinas. Tai kodėl reikėtų pirkti kolageną, jeigu galima ženkliai pigesnį nusipirkti gliciną, ir ar aš turėčiau permokėti už kolageną? Kolageno produktai yra tikrai labai brangus. Tai kokia tavo nuomonė? Ar vis dėlto gliciną gerdami galime pasiekti tą patį, ką gerdami kolageną? Tai pirmiausia reiktų pradėti nuo to, kad pats kolagenas, tai jisai yra labai tokia sudėtinga struktūrinis baltymas, kuris susidaro iš tų minėtų amino rūgščių glicino. Man atrodo, gal 33% yra ten jo sudėti glicino, prolino ir hidroksiprolino. Tai visos tos amino rūgštys, ten jų yra, aišku, yra ir daugiau, ten tik tos sekos jau visos skiriasi. Tai iš esmės, kad tai tokia bendra struktūra, tai jinai ir suteikia būtent tai molekuliai, kolageno molekuliai, būtent tą efektyvumą, kokį mes ir gaunam. Tai jeigu, tarkim, išimtume vieną gliciną, tai vienas glicinas kaip ir yra komponentas tos visos molekulės, bet jisai nesudaro visos tos kolageno molekulės. Tai kaip ir minėjau, tai prolinas, hidroksiprolinas yra tokios medžiagos, kurios tą struktūrą padaro tokią, kokia jinai turi būti, ją ten sutvirtina, suriša, kad jinai efektyviau veiktų organizme. Tai iš esmės atsakant į klausimą,
ar galima būtų pakeisti tik tai glicinu gerti kolageną, tai ne, nebūtų galima iš tikrųjų. O sakyk, vis tiek skrandyje kolagenas yra suskaidomas į amino rūgštis, ar jis lieka toj tvirtoj struktūroj? Tai iš esmės, tai jau mes kai perkam tą kolageną, tai iš esmės jisai būna jau nedidelės molekulės, nes Jis jau suskaldytas. Jis jau būna suskaidytas tas kolagenas, nes jeigu būtų nesuskaidytas, tai būtų ir sunkus virškinimas, sunkus tirpimas, visa absorbcija būtų sunki. O kai jisai jau yra suskaidytas į mažesnius peptidus ir jisai papuola į skrandį, tai jau skrandį ir visas tas peptidas jau susiskaido į tas reikiamas visas amino rūgštis, kam ko reikia tam organizmui. Tai jeigu aš kiekvieną dieną valgysiu kaulų sultinį, tai ten bus kažkas panašaus, tik tai bus nesuskaldyta ir mūsų skrandis suskaldys. Taip galima teikti. Tai iš esmės tie visi kaulų sultiniai, ten šaltiena labai yra populiarus dalykas ir šiaip skanus tie dalykai yra, bet tas kiekis to kolageno tose visuose produktuose, jisai pirmas dalykas, tai greičiausiai, bet jisai bus tos didelės kolageno molekulės, kurias šiek tiek bus sunku tam organizmui suskaidyti, apvirškinti. Antras dalykas, mes niekada iš to sultinio arba šaltienos mes niekada nežinosim tikro standartizuoto kiekio, kiek mums pavyzdžiui reikia, nes mes negalim paskaičiuoti ten nuvirus iš 5 kaulų sultinio, kiek mes gausim ten su bliūdeliu to sultinio, kiek mes gausim kolageno. Tai iš esmės mes tą kolageną atsargas galim papildyti ten sultiniais, visais tais šaltienom ir taip toliau, bet mes nežinosim tinkamo ir reikiamo kiekio, kiek mes gaunam su tavo porcija. Tai gal atsakymas būtų, mes gausim to kolageno kažkiek, bet mes iš tikrųjų nežinosim kiek jo reikia, dozės jo. Tai mūsų močiutės buvo, galvojo teisingai ir galvijus ir mėsą valgydavo nuo nosies iki uodegos, tai vadinasi, jos turbūt daugiau turėjo kolageno, gaudavo su mityba, negu mes šiuolaikiniai savo mityboj turime. Iš tikrųjų, turbūt, kad gauti glicino pakankamai, tai reikėtų tikrai labai daug kremzlyčių odelių ir visus subproduktus valgyti, kas dabar yra nepopuliaru, nes tai yra cholesterolis ir daugelis žmonių turbūt, o jaunoji karta iš vis jiem atrodo tai nepatrauklus dalykas yra jo nepatrauklu tie visi. Valgyti sultinį iš kiaulių galvos, tai tikrai. Arba šaltieną, tai bet. O tu pats valgai šaltieną? Valgau. Ir šiaip visai gan dažnai stengiuosi, kai yra galimybė ir namų gamybos. Šaunu, kad dar vis išlikę tie norai. Tai pakalbėkime tada labiau apie kolageną. Yra skirtingos visokie užrašai marketinginiai, tai yra hidrolizuotas kolagenas, kolageno peptidai. Tai kas tai yra, kaip žmogui suprasti, nes ant pakuočių yra visai skirtingi užrašai. Tai kaip ir praeitam klausime minėjau apie tuos, iš šaltienos mes gaunam ar sultinių tuos jau didelės molekulės, o kai perkam, tai jau būna jie suskaidyti į mažesnės, kad patogiau organizmui būtų visą tą apdoroti. Tai iš esmės tas hidrolizuotas kolagenas, kolageno peptidai, tai chemiškai iš esmės tai yra tas pats dalykas, nes ta didelė molekulė yra suskaldyta iki mažesnių molekulių, dar ten priklauso pačių molekulių ilgis, ten kilodaltonais matuojama, būna 2, 5, 10, čia irgi tokie yra niuansai, į pačią molekulę. 2, 5 ar 10 reikia tada žiūrėti. Mažesnis. Kuo mažesnis. Kuo mažesnis, tuo efektyviau iš esmės yra efektyvesnė ta molekulė. Kiek žinau, tais pačiais vienetais ir kremai yra matuojami, kad kuo mažesnė molekulė, tuo didesnė tikimybė, kad paklius į odos sluoksnį. Tai lygiai tas pats ir su absorbcija yra. Tai kuo mažesnė ta molekulė, tuo lengviau suskaidyti, tuo jinai greičiau pasisavina ir greičiau... O gamintojas deklaruoja molekulės dydį ant pakuotės? Kai kurie gamintojai deklaruoja, tai ypač iš tos marketinginės pusės, tai šiek tiek brangesnių produktų
Mažesnės molekulės, Jo, nes gamybos procesas. Jo, turbūt gamybos yra. procesai, standartizacijos visos, to paruošimo, suskaidimo. Tai va, tai iš esmės, bet vėlgi grįžtant prie klausimo apie tos skirtingus. Hidrolizuotas. taip. Jo, tai visi tie kolagenai praktiškai, ką mes perkam, nežinau, vaistiniai, internetinėse parduotuvėse, kas siūlo, tai dažniausiai jie visą laiką jau būna hidrolizuoti ir nu, taip vadinami tie kolageno peptidai suskaidyti. Tai ar tai yra natūralus produktas visais atvejais, ar būna kolagenų ir chemiškai padaryto? Jo, Natūralus. Tai natūraliai yra gauti. iš kremzlių, žuvies odos, tiesiog Galvijai, skiriasi taip, tik taip. tai kilmė. Ar kilmė, jo. Tai kuom skiriasi kolagenas pigesnis nuo brangesnio? Gal taip pakalbėkime, nes tikrai kainų skirtumai yra labai dideli. Kaip žmogui suprasti, ar tikrai brangesnis yra vertesnis ir geresnis, ar ne? Nu tai visų pirma, mums reiktų atsirinkti, ar tai yra labai ten, nežinau, reklamuojamas tas produktas, nu nes čia labai didelę dalį sudaro ir marketingas, nu bet paprasčiausiai tai reiktų pasimti tą dėžutę kolageno, ten kokie bebūtų, ar maža, ar kapsulėm, nes ir kapsulėm būna to kolageno, ar milteliais didelės dėžės apsiversti ir pažiūrėti į etiketę, kas parašyta etiketėj. Nu tai jeigu ten, nežinau, paimsim ten vieno gamintojo dėžę ir pamatysim, ten yra, pavyzdžiui, 15 mg kolageno, o kitą pasimsim irgi dėžutę, pamatysim, nežinau, ten yra 8 kokie gramai kolageno, nu tai akivaizdu, kad efektyvesnis bus kolagenas tas, kuris yra 15 gramų, nes kolagenas kaip baltymas, tai jo turi tas ir kiekis būti atitinkamai didesnis. Bet iš kainos požiūrio mes galime matyti, kad, pavyzdžiui, tas, kur yra 8 gramų, jisai bus šiek tiek brangesnis. Tai va čia irgi įkyla klausimas, kodėl jisai bus brangesnis. Čia užžaidžia marketingas, pakuotės, reklamos visos, kas reklamuoja, bet nu, ne visada tas yra, kad kaina atspindi patį produktą. Tai va tą labai reiktų žiūrėti į sudėtį ir galų gale, nežinau, ten kokios dar yra kartu tos medžiagos įdėtos į... Taip, pakalbėkime apie tą sudėtį. Kiek man teko žiūrėti, tai visą laiką būna pridėta labai daug medžiagų. Tai pavyzdžiui, dar gliukozaminas, hialurono rūgštis, chondroitinas, vitaminas C. Mačiau dabar ir cinko, ir Q10 į kolageno kapsulę. Ar visos tos medžiagos reikalingos ir ar tai nėra marketingas, ypač hialurono rūgštis, man taip kyla kartais, ar tai nėra susijęta su grožiu ir hialurono vien pavadinimas suteikia brandui tokio pasitikėjimo daugiau ir pardavimų didesnių. Jo, nu, tas iš esmės gali būti, bet kai žiūrim į sudėtį, nu tai va, tai kalbam apie lydančias medžiagas, hialurono rūgštį, ten chondroitiną, gliukozaminą, vitaminą C. Apie cinką ir Q10, tai čia jau greičiausiai yra marketinginis triukas, nu čia jau taip aš labai būtiškai galiu pasakyti, bet nu čia reiktų galbūt daugiau ten tų mokslinių tyrimų skaityti, gal kažkokiu ten būdu. Bet ten labai mažai, tarp kitko, tai yra iš etiketės, kas pas mus namuose yra, nes mano vyras mėgsta iš Amazonės nusipirkti ir tai yra paskutinis jo pirkimas, tai Q10 yra gal 20 mg. Kai Q10 turbūt dienos norma yra minimum 100-200 mg. Tai ar tokios mažos dozės iš viso jos ten... Gal kažkur biocheminėse reakcijose, kad gautų tam tikrą ten signalą, tai gal ir užtenka tiek, nu, čia jau taip irgi galiu pasakyti, bet manau, kad čia labiau yra marketingo dalis. Ten tie visi Q10 ar ten cinkas, bet kalbant apie ten chondroitiną, tą hialurono rūgštį, gliukozaminą, vitaminą C, tai tie komponentai iš esmės yra svarbus, bet jau tada tas produktas jau galima sakyti, kad jisai yra ne vien tik tai, nes kolagenas ką jisai daro, jisai yra kaip statybinė medžiaga, ne, jisai struktūrą palaiko ir visą tą mechaninę audinių ir kremzlių surišimą, kaip galima sakyti, o tos jau lydinčios medžiagos, tai ten chondroitinas, gliukozaminas, hialurono rūgštis, tai jau labiau tos medžiagos yra kaip ir
tepamosios, kad visos tos struktūros, tai vat sąnariai visi, kuriuos ten susijungia su sausgyslėm, kad jie visi lengviau judėtų. Tai va, tai iš esmės, tai tos medžiagos yra pagrįstos tam tikros manau, kad nepagrįstos. Dar teko girdėti, kad kolagenas be vitamino C, liktai jo veikimas yra ribotas, tai vitamino C turbūt turėtų kiekvieno kolageno kapsulėje ar šote būti, taip? Jo, tai iš esmės vitaminas C, tai jisai ką daro, tai kaip ir minėjau, tai struktūrą sudaro kolageno 3 pagrindinės aminorūgštys, glicinas, prolinas ir hidroksiprolinas. Tai vat vitaminas C, jisai užtikrina tam tikrų aminorūgščių hidrolizės, tai jisai padaro tas hidrolizuotas formas, kurios, tos hidrolizuotos formos, jos yra reikalingos tam, kad iš cheminės pusės neišsisuktų tos molekulės, surištų tas kolageno grandis. Tai iš esmės vitaminas C yra svarbus pačiai kolageno sintezei, nes, kaip ir minėjau, jisai hidrolizuoja tam tikras aminorūgštis. Bet iš principo, tarkim, jeigu mes matom ten kolageno dėžę, papildą ir ten yra, pavyzdžiui, 15 mg, nežinau, 20, tai to vitamino C nebūtinai turi būti kažkoksai atitinkamas santykis. Tai to vitamino C užtenka labai nedidelio kiekio, nes kad aktyvuotų tą sintezę ir hidrolizuotų tas aminorūgštis. Tai iš esmės mes ir to vitamino C šiaip gaunam su maistu, tai daržovės, vaisiai, ten galų gale iš tokių produktų. Tai nėra jis tada būtinas, jeigu pakankamai vaisių daržovių valgo. Jo, bet jeigu yra įdėtas, tai tikrai irgi nebus kažko tais ten jau blogiau tam papilde, kad ir čia irgi galvot, kad kažkas labiau ten tik tai marketingas, tai ne. Tai dabar pakalbėkime apie vis dėlto kliniškai tirtas dozes, nes tai yra papildas, ne vaistas, tai turbūt klinikinių ten tyrimų nėra, metaanalizių padarytų. Tai pakalbėkime apie tai, kokia turėtų būti dozė kolageno minimum, kad tikrai mes jaustumėm, kad geriam tą kolageną. Tai, iš paskutinių mokslinių ten tyrimų, tai galėčiau pasakyti, kad jau artėja link 10 mg, 10 gramų. 10 gramų. Taip, 10 000 miligramų gaunasi. Tai labai daug. Jo, nes iš esmės, kaip ir sakiau, kolagenas yra baltymas. Tai mes taip pat kaip ir ten baltymo į miltelių tie kiekiai yra dideli, tai kolagenas irgi iš esmės, jo kiekis gali būti didesnis suvartojimas, ten lyginant negu su kitais papildais. Bet tos mokslinės jau studijos ir tas kiekis, jau taip nuo 10 gramų, 15 gramų, galima net ir 20 gramų. Aišku, čia irgi labai priklauso nuo poreikio organizmo. Pavyzdžiui, ten tarkim sportuojantis, tai gali ten irgi tie kiekiai būti didesni, mažiau sportuojantis arba mažiau judantis ten pacientas, tai jisai mažiau to kolageno gali sunaudoti, nes tas pasisavinimas organizme, jis nelabai turės to poreikio tokio. Tai sakyčiau apie 10-15 maždaug gramų tikrai. Bet aš kaip tik prieš laidą pasižiūrėjau kai kurios gamintojų etiketės, tai kai kur yra tik tai 500 miligramų, tai yra kiek čia 10-15 kartų mažiau negu tai veiktų žmogui. Tai jeigu pasiemi ten tą šotuką, kur 500 miligramų, tai 10 iškart reikėtų išgerti. Tai ten ar šotuką, ar kapsulė, kur tas mažas kiekis. Tai turbūt tikrai labai brangu. Teoriškai jo 10 reiktų išgerti, kad pasiektų optimalų kiekį. Tai pakuotė yra 14, tai reikėtų. Bet to negalėtume daryti fiziškai, nes yra tam tikrų medžiagų, kurių jau tada būtų... viršytume tam tikras normas. Tai čia galbūt labiau, taip sakyčiau, kad marketinginė pusė yra tokių produktų, bet iš kitos pusės mažiau kolageno, galbūt kitos medžiagos yra daugiau ir tas produktas yra labiau orientuotas gal į kitą sritį. Tai tokia būtų žinutė, kad turi jau žaliavą, jau prisigėrei to kolageno,
Tai dabar kaip jam nurodyti tą kelią, kad eik į mano sąnarį, o ne kažkur tai kitur. Ar tai kaip vis dėlto organizmas supranta, kur tas kolagenas turėtų eiti iš ortopedinės pusės reikalingas judėjimas, tai yra mechaninė apkrova ir tai yra mokslo įrodyta, kad kremzlės neturi tiesioginio kraujotakos, tai mažesnis metabolinis tas aprūpinimas. Taip, jos maitinasi tik tai judesio metu, tai vadinasi, aš išgėriau kolageną ir turiu eiti judėti, bet kaip mano organizmas supranta, kad būtent į tuos sąnarius reikia jam patekti. Čia juokinga labai yra, nes, tarkim, išgėrus kolageno negali pasakyti, kad man šiandien į petį reikia, pečio sąnarį, o vat rytoj ten į kelio sąnarį man nueiti. Tai iš tikrųjų tai pats, kaip ir minėjau, tas kolagenas, jis ta sudėtinga struktūra aminorūgščių, bet taip pat tie kolagenai yra ir tam tikrų skirtingų tipų. Tai yra ten 1, 2, 3 tipo kolagenai. Tai iš esmės pagrindinis kolagenas, kurį ten galim nusipirkti, tai jisai dažniausiai bus 1, 3 tipo. Antro ten šiek tiek skiriasi ta struktūra, jisai labiau ten mažiau suskaitasi tuos peptidus būna, bet esmė yra tame, kad tie tipai kolagenų ir kiekvienas ten sausgyslės, sąnariai, kremzlės, jos turi specifinius, kaip galima galbūt išsireikšti, specifinius receptorius, kuriuos atpažįsta, kuriam reikia tam tikro kolageno struktūros, kad tavo struktūra kremzlė jinai formuotųsi. Tai iš esmės taip ir būna, kad, tarkim, išgėrus... 3 tipo nenueis į odą, nueis daugiau į sąnarius. Kažkiek vis tiek nueis, nes kolagenas yra kaip baltymas, jisai vis tiek nukreips ten, kur reikia, bet labiau tos specifinės vietos, tai ir turės ten sausgyslės, sąnariai, tas specifinės vietas, į kurias nueis tas kolagenas. Tai vadinasi, išgeriu kolageno. Taip. 10 gramų, einu į sporto salę, sportuoju ir galiu tikėtis, kad esant mechaniniai apkrovai sausgyslių ir sąnarių apkrovai kaulų, nes kauluose taip pat yra kolageno. Vadinasi, galiu tikėtis, kad kažkiek to kolageno tikrai nueis ten, kur reikia. Ar taip? Taip, tai iš esmės buvo ir atliktas iškelta tokia hipotezė Kate Ba mokslininko, kad o galbūt mums reikia išgerti tą kolageną prieš judesį, nes iš esmės tai mes, kai suvartojam tą kolageną, aminorūgščių pikas organizme yra pasiekiamas maždaug po 60 minučių, ten nuo 50 iki valandos su trupučiu. Tai iš esmės tavo hipotezė ir patvirtina, kad kai mes pradedam judėti, sausgyslė siunčia signalą, kad jau reikia ją apsirūpinti tam tikrom medžiagom ir būtent, kai mes išgeriam tą kolageną, ten valanda, ten su trupučiu prieš tą treniruotę, būtent atėjus tai aminorūgščių pikui kraujyje, jos būtent nukeliauja ten, kur ir reikia, į tas sausgyslės, kremzlės ar kaulinę audinę. Tai vienu žodžiu, valanda prieš treniruotę, kolagenas ir tikėtina, kad mūsų sausgyslės gaudamos didelę apkrovą, jos turės pakankamai ir jos stiprės. Nes, pasisavins labiau tą kolageną. Tai jeigu turi sausgyslių uždegimą ir geri kolageną ir guli ant lovos, tai tikėtina, kad nebus tokio efekto, nei tu vis tiek tą sausgyslę apkrautum sporto salėje, saugių judesių. Jos gijimas galėtų būti greitesnis. Tai tavo ta hipotezė tą ir patvirtina, kad būtent Tai pereinamam tada prie gliukozamino ir chondroitino, tai vis dėlto gliukozaminas yra cukraus molekulė, tai kodėl mūsų sąnariam reikalingas cukraus molekulė ir kuom tai gali padėti? Tai iš esmės, kaip ir minėjau, tai tas, kai kalbėjom apie kolageną, tai yra didelės struktūros, didelės molekulės. Gliukozaminas iš esmės yra amino cukrus, tai jisai yra naudojamas kitų medžiagų
naudojimui gamybai organizme. Tai yra tokios specifinės medžiagos glikozaminoglikanai, iš kurių gaminasi kitos ten struktūros, kaip chondroitinas, hialurono rūgštis. Nu, aišku, tai nėra taip jau, mes išgersim tą glikozaminą ir automatiškai to pačiu santykiu ir mes gausim tų kitų medžiagų. Tai ten yra ilgesni tie biocheminiai procesai, kaip susidaro tos medžiagos, bet iš esmės tai tas glikozaminas, chondroitinas, tai jie yra mūsų sąnarių, kaip ir tepalas iš esmės. Skystis tepalas, va šitaip galim pasakyti. Tai dar apie glikozaminą yra dvi formos - sulfato arba hidrochlorido, ir kiek teko žiūrėti, kad pagrinde yra hidrochloridas Lietuvoje. Jisai liktai yra pigesnis kaip produktas, o sulfato tikrai reikia paieškoti. Tai kom formos skiriasi, kuri labiau tyrinėta forma ir kurią tu rekomenduotum vartoti, jeigu jau. Tai va, iš esmės, tai glikozamino yra dvi, gal jau ir daugiau yra tų formų, bet iš esmės, pagrindinės yra H-chlor, tai druska ir sulfatas glikozamino, tai irgi, jie abi yra druskos tos formos, tik tai, kad su sulfatu yra taip, kad yra jis yra registruotas kaip vaistinis preparatas. Tai vadinasi daugiau tyrimų. Daugiau mokslinių tyrimų, daugiau studijų. Tai galima irgi sakyti, kad, pavyzdžiui, naudojant tą glikozamino sulfatą, ten vaistinį preparatą, kad jisai gali išgydyti. Apie glikozamino hidrochloridą mes negalim sakyti, kad jisai išgydys tam tikrą ten ligą, su sąnariais susijusią ligą. Bet su sulfatu galim taip sakyti. Ir iš esmės, kadangi yra tos dvi formos, tai pats tas sulfato druska, jinai šiek tiek kitaip dalyvauja organizme ten tų visų papildomų medžiagų statybose, nes pats tas sulfato jonas, jisai labiau reikalingas ten kremzlės tos skysčio struktūros ten formavimus, ten labiau galbūt natrio ten labai daug yra visokiausių cheminių jo procesų, bet iš esmės taip trumpai pasakius, kad sulfato ta druska yra šiek tiek naudingesnė organizmui. Ir jeigu, pavyzdžiui, aš jeigu rekomenduočiau kurį rinktis iš glikozamino, tai sulfato formą rekomenduočiau. O yra kaip papildo, ar jau yra receptinis? Reiktų paieškoti, galima rasti, bet jeigu, tarkim, Lietuvoje yra ir receptinis vaistas, ir nereceptinis to sulfato glikozamino. Supratau. O dabar chondroitinas. Ar jis čia papildo glikozaminą, ar jis reikalingas, ar vien tik glikozamino užtenka, nes iš jo liktai ir gaminasi chondroitinas. Šiek tiek ten. Tai kaip yra su to chondroitinu? Chondroitinas vėlgi yra irgi dar atskira medžiaga, dar atskiras cukraus ten irgi molekulė, kuri dar yra ten šiek tiek sudėtingesnė negu tas chondroitinas, bet glikozaminas, bet iš esmės tiek glikozaminas, tiek chondroitinas, abi medžiagos yra reikalingos tam kartu sąnarių skysčio visai ten. Sinovinio skysčio gamybai. Jo, gamybai ir tos funkcijos palaikymui, ką tas skystis suteikia. Tai. Ar, sakykit, dabar vis tiek, taip kaip ir kolagenas, gliukozaminui taip pat reikalingas judesys. Jeigu aš labai mažai judu, vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau beveik ten labai mažai juda, neišeina, gerdami gliukozaminą gali tikėtis rezultato, ar be judesio tas rezultatas yra labai ribotas. Kaip ir kalbėjom apie tas sausgyslės, tai reikia signalo, kad tas vyktų procesas ir aktyvuotųsi tam tikri tie sausgyslių, pavyzdžiui, judėjimas. Tai lygiai tas pats ir su skysčiu to senoviniu yra ir sąnarių skysčiu, kad iš esmės reikia signalo, nes jeigu nejudės tas skystis, tai jisai, kad jis gamintųsi. Reikia judesio. Jo, reikia judesio, reikia signalo. Ir kolageną, ir gliukozaminą geriant reikia judėti, norint tikėtis kažkokio rezultato. Kažkiek bus to rezultato. Bet galbūt tik tai 10% iš to, ką galėtum gauti judėdamas daugiau. Taip. Dar visuose kolageno, kiek man teko žiūrėti, yra hialurono rūgšties. Taip. Kiek teko gilintis į mokslinius tyrimus, tai yra 80
200 mg, jeigu neklystu, yra dozė, kuri buvo tirta, bet papilduose tai yra labai minimali 25 mg, galbūt net mažiau dozės. Ar tai nėra marketingas, nes hialuronas liktai yra grožis, tokia asociacija. Pasakyk bet kokiam žmogui hialuronas ir visi pasakys grožis ir injekcijos Oda ir ten, jo, taip. iš tos Tai pusės. ar tiem sąnariam reikia tokio mažo kiekio hialurono, ar vis dėlto tai yra paskatinti pardavimam? Nu, iš esmės, tai pats organizmas tą hialurono rūgštį šiek tiek gaminasi, tai vat, kaip ir minėjau, iš gliukozamino susiformuoja tie GAG junginiai, gliukozamino, glikanai, tada chondroitinas iš tų pačių medžiagų šiek tiek pasigamina ir tos hialurono rūgšties. Tai hialurono rūgštis irgi yra toks visai svarbus junginys organizme, nes jisai kaip ir, lubrikuoja ir Traukia vandenį. Hialurono turbūt funkcija yra pritraukti vandenį į sąnarius, taip? Taip, tai iš esmės, gal ten 25 mg nelabai ką nelabai ką padarys lyginant su tiek, kiek organizmas pasigamina, bet tarkim tos jau į terapinę pusę tos dozės, ten 200 mg, 400 į tas didesnės dozės, tai jos šiek tiek turės poveikį ir labiau jaučiamą poveikį, negu kad ten naudotume, pavyzdžiui, 25. Tai čia ne tik mes kalbam apie sąnarius, bet čia net ir odos šiek tiek tas drėkingumas pasikeičia, akių drėkinimas šiek tiek atsiranda, kai mes pradedam naudotas didesnės hialurono rūgšties dozės. Bet hialuronas šiaip yra labai brangus ir turbūt didesnės dozės labai išdidintų kainą ir tiesiog žmonės nebenorėtų pirkti. Jo. Tai, o kuom skiriasi geriamas hialuronas nuo injekcinio hialurono, kuris yra į sąnarius leidžiamas? Tai irgi turbūt kiekis, koncentracija. Koncentracija, kiekis, tai irgi dar reiktų nepamiršti, mes išgeriam kapsulę, virškinamasis traktas absorbuojama, kažkur nukeliauja, kur reikia, kažkiek nepasisavina tos medžiagos. Tai va, o kai mes darom injekciją į sąnarį, tai jau tiesiai mes į tą vietą būtent ten, kur reikia, ta visa hialurono rūgštis ir suleidžiama, tai jinai ir daro savo darbą jau būtent vietiškai. Ir turbūt ir kaina irgi priklauso nuo to, kokios rūšies, šiandien nesigilinsim į injekcinį hialuroną, bet tai labai labai priklauso nuo kiek yra to hialurono. Tai norėčiau tokį apibendrinimą padaryti, kad mes visi turbūt pamirštame, kad mes nuolatos gaminame ir kolageną, ir gliukozaminą, ir chondroitiną, ir hialurono rūgštį. Ir taip nėra, kad mes esame visiškai tušti ir mums reikia nuolatos gerti, ką reklamose girdime ir atrodo jaunos mergaitės ir visi kiti vaikinai, jiem atrodo, kad jiem visko trūksta ir reikia visą laiką papildyti, bet tai yra netiesa. Mes tikrai pakankamai, jeigu turime gerą mitybą, mes didelius kiekius pasigaminame tų medžiagų ir tai būtų tik tai papildymai esant tam tikrom situacijom gyvenimo, turint traumą, bet žinoma, tie papildai neataugins mūsų kremzlių. Šiek tiek per sinovinio skysčio gamybą gali pagelbėti ir gali pagelbėti sausgyslėm maitintis. Taip. Tai pereisime prie kitos dalies - raumenis. Taip. Tai raumenim reikia baltymų, kad vyktų statyba, bet turbūt irgi ta statyba nevyksta be judėjimo. Taip. Tai baltymai visą laiką mums asocijuosi, kad tai yra sportininkai, į salę mums čia reikia daug valgyti baltymų arba gerti kokteilius. Dabar tiek yra tos reklamos, atrodo visi vaikšto su tais kokteiliais baltymų. Bet aš noriu, kad ir kitą pusę paliestumėm, tai yra vyresnio amžiaus žmonių, kurių jau mityba susiaurėja, jie baltymų
turbūt virškinimo jau sistema tiek baltymų nebevirškina, todėl jie vengia, lieka labiau ant daržovių ir kitų grūdinių kultūrų. Tai baltymai, kam jie reikalingi ir kas juos turėtų vartoti ir kas iš tikrųjų padeda raumens ląstelėm augti. Nu, tai iš esmės, tai kas baltymas irgi yra amino rūgščių didelis kompleksas, kuris padeda ten raumeniui atsistatyti ir augti po tam tikrų irgi mechaninių visų apkrovų, jo. Tai va, ir ypač senyvam amžiui mes pastebim, kad žmonės mažiau juda, ta raumeninė masė šiek tiek mažėja, tos ne šiek tiek, mažėja, jo. Po 1% į metus ir po 30 pradeda mažėti. Jo, tai va, tai jinai mažėja ir automatiškai tas raumuo nes mes taip irgi galim pasakyti, kad tas raumuo irgi susijęs ne tik kaip raumeninės masės ten palaikymui, bet ir su pačiu kaulinio, audinio ir visų judėjimu. Tai reiškia, jeigu mes netenkam baltymo, reiškia, mūsų kūnas ten, aš nežinau, šiek tiek silpnesnis pasidaro, tada automatiškai ta kaulų struktūra irgi nebe taip galbūt veikia, kaip turėtų veikti. Kaulas daugiau irsta, negu auga, jeigu trūksta baltymų, aišku, ir kitų dar medžiagų. Tai, o iš amino rūgščių raumenių, kiek aš žinau, tai svarbiausia yra leucino amino rūgštis. Jo, tai tą baltymą sudaro daug tų amino rūgščių, bet viena iš pagrindinių, tai jo, jinai yra leucinas ir jisai yra nepakeičiamoji ta amino rūgštis, tai reiškia, mūsų kūnas, jos negali pasidaryti pats, mums ją reikia gauti su maistu. Tai va, tai labai įdomus dalykas, kad leucinas įjungia ląstelių ir baltymų augimo tokį kelią, jis vadinasi mTOR kelias. Tai būtent leucinas signalizuoja ir įjungia tą kelio užsivedimą ir būtent mes tada ir vyksta ta baltymo visa sintezė ir augimas. Tai vat leucinas gal būtų toks pagrindinis, vienas iš tų reikalingiausių amino rūgščių baltymo kontekste. Tai jeigu pritaikyti sportuojantiem, tai turbūt irgi sakyk, tai turėtų būti prieš apkrovą baltymai ar po, nes aš matau, kad vieni geria prieš treniruotę, kiti treniruotės metu geria, o kiti po treniruotės geria. Tai kaip tas aktyvavimas, turbūt irgi mechaninis signalas. Irgi mechaninis signalas, apkrova. Tai vadinasi prieš treniruotę, jeigu mechaninis signalas duoda amino rūgštim signalą. Prieš, tai jau galbūt čia aš labiau linkęs būčiau, pavyzdžiui, aš iš asmeninės pusės prieš nelabai galiu gerti, nes tada virškinimo traktas labai apsunksta, bet iš tos hipotezės, kad yra tas signalas, yra mechaninis darbas, tada atsiranda tie intarpai raumenį, tada įsijungia tos amino rūgštys, jos signalizuoja, kad jau reikia pradėti raumenį atstatyti, tvarkyti, jis tada pradeda augti, tai iš tos pačios pusės, tai galima jį gerti prieš treniruotę, iš esmės per treniruotę, nes irgi vyksta tas mechaninis visas raumens darbas. Bet taip greitai virškinimo traktas į kraują per kiek laiko maždaug? Iki valandos irgi ten plius minus. Taip, bet jeigu aš jau po valandos nebesportuoju, tai jau liktai ir naudos nebėra iš to leucino. Jo, bet yra kitos amino rūgštys, kurios padeda tam raumeniui irgi atsistatyti, tai čia irgi tas veikia, kad ir po treniruotės. Tai jeigu nori, kad raumuo augtų, kad leucinas aktyvuotų mTOR kelią, tai vadinasi prieš treniruotę turbūt yra geriausiai. Ir koks skirtumas yra, ar gerti baltymų kokteilį, ar amino rūgštis gerti, tai kas yra geriau? Baltymų kokteilis. Baltymų, nes baltymų tam kokteilį yra labai plati sudėtis įvairių amino rūgščių, plus ten medžiagos eina atsistatymui reikalingos, nes jeigu vieną amino rūgščių, tą BCA, tą standartinį gerti, tai
tai neužtenka pačiam raumeniui, kad jisai augtų, stiprėtų ir Nu, bet didėtų iš jeigu esmės. tu po treniruotės pakankamai baltymų suvalgai, Suvalgai. tai turbūt nėra skirtumo, ar iš mitybos gauni Ne, baltymus. iš tos ar pusės ne, iš bet kokteilio. vėlgi reiktų suprasti, kad tiek daug suvalgę to baltymo su maistu yra gan sudėtinga, negu kad išgerti tą baltymo kokteilį. Bet jeigu taip žiūrėti, baltymų kokteiliai, kiek man teko analizuoti, yra labai daug kalorijų. Jo. Tai yra 300-400 kalorijų, tai sportuodamas tiek kalorijų nesudegini treniruotės metu, tai Jo. aš kažkodėl tai vengiu baltymų kokteilių vien dėl to, kad ten yra labai daug kalorijų. Nu, čia irgi Čia yra tiesos. yra tiesos, kad daug kalorijų, bet čia vėlgi labai priklauso nuo sporto, ką tu sportuoji. Tai jeigu ten nežinau, kokie Nubėgi 10 kilometrų, aš nubėgu 600 kalorijų maždaug išdegini. Jo. Tai, kokteilis 400 kalorijų, tai sakyčiau, kad tikrai labai daug. Čia, gal tiem, kas skaičiuoja kalorijas, tai tada daug yra, bet, pavyzdžiui, kas neskaičiuoja kalorijų, tai tai tu gali gerti tą kokteilį, tai čia viskas gerai. Jo, gerai. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad aš išgeriu BCA amino rūgščių valandą prieš treniruotę ir einu treniruotis, o po treniruotės turiu baltyminį maistą. Tai gal šiek tiek nepakanka, bet manau, bet susirenka to baltymo vis tiek, per tą dieną tas valgymas ne vienas būna. Taip. O ką daryti tai močiutei, kurie jau raumenų masė nyksta ir turbūt tai tikrai labai daug ligonių yra, kuriem trūksta raumeninės masės ir dėl to jų judėjimas ir pajėgumas nuolat mažėja. Tai ar tikrai verta rekomenduoti joms gerti taip pat baltyminius kokteilius, kad papildyti savo mitybą baltymais? Jo, tai iš esmės tam vyresniam amžiui, kai tie žmonės mažiau juda, raumuo silpnėja, nyksta, dėl to nykimo raumens atsiranda tam tikrų koordinacijos gali būti tų problemų, kad tarkim nukrenta ar lygsvaros, pavyzdžiui, irgi tas būna sutrikimas, kad mažiau tos raumeninės masės, suprastėja ta lygsvara, gali, nežinau, nukristi kažkas. Kaulai lūžti ir taip toliau. Tai iš esmės ir ką dar irgi svarbu suprasti, kad kuo vyresnis amžius, tuo tam tikrų medžiagų absorpcija, jinai šiek tiek mažėja. Skrandžio rūgštingumas mažėja, o skrandis įsisavina taigi baltymus. Jo. Tai iš esmės mano, pavyzdžiui, rekomendacija būtų, kad jau į tą vyresnį amžių stengtis sunaudoti, nežinau, bent jau praturtinti tą savo mitybą kažkiek daugiau tų baltymų, negu kad iš viso atsisakyti ten tų baltymų. Tai mes galim nebūtinai ten maisto produktus, nežinau, ten varškė, kiaušiniai, mėsa, žuvis, tą labiau įsitraukti, bet taip pat galim įsitraukti ir iš papildų pusės. Tai ar ten baltyminius kokteilius, mes galim ten rasti, pavyzdžiui, augalinių baltymų, tai jie galbūt bus mažiau kaloringi tie kokteiliai, kad tas pats, ne? Tas pats žirnių, sojų kaloringumas tas pats. Tai mes yra specialios medicinos paskirties preparatai, kurie... Yra dabar tie drinkai, vadinami vaistinėse. Tai turi jie irgi baltymų, bet jie turi ir kitų medžiagų reikiamų. Tai ten jo labai didelis spektras tų medžiagų. Tai galbūt tokį įsitraukti, pavyzdžiui, vieną buteliuką per dieną ir aišku judėjimas. Jeigu mes nejudėsim nuo ankstyvos jaunystės ir įpročio neturėsim, tai automatiškai toj senatvėje mes irgi mažiau judėsim, tas raumuo labiau nyks ir šiek tiek tų problemų atsiras didesnių. Gerai, tai pereikim prie kitos temos. Dabar čia visas internetas lūžta kreatinas. Tai kaip su tuo kreatinu, liktai mes visi žinom, kad tai yra kultūristų papildas, sportuojančių, kurie raumenį. Dabar visi sako, kad visos Lietuvos močiutės turi pradėti gerti kreatiną. Ar iš tikrųjų taip yra ir ar čia
skubėti gerti, kad nepavėluoti į tą traukinį, ar verta ir kaip susigaudyti tam kreatino pasaulyje? Nu, čia labai geras klausimas yra, nes iš tiesų anksčiau, tai būdavo, kad jeigu geri kretiną, tai čia jau tik tai tu jį naudoji tam, kad auginti ten raumenis ir jisai būdavo tų treniruočių salių. Anabolikas. Taip buvo galvojama. Bet dabar tas kretinas iš esmės. Mokslininkai labai daug mokslinių studijų, klinikinių tyrimų yra atliekama dėl pačio to kretino naudos. Tai iš esmės, organizmas irgi tą kretiną pasigamina, gal 1-2 gramus per parą pats organizmas sugeba pasigaminti. Kitą dalį mes gaunam su žuvim mėsa, kas valgo šitos produktus. Tai to kretino mes galim gauti su maistu, organizmas pasigamina. Bet kai mokslas pradėjo žiūrėti į kretiną ne tik kaip sportininkų papildą, bet ir papildą, kuris atstato tą ATP molekulę organizme, o ATP kas yra? Organizmo energijos valiuta, ne? Taip galima pasakyti. Mitochondrijos, tas stebuklingas žodis dabar. Tai tas kretinas, jisai padeda tą ATP vis regeneruoti ir aktyvina energijos gamybos aktyvaciją atlieka. Taip. Nes iš esmės tai raumenyse, pavyzdžiui, mes ten geriam papildomai tą kretiną, tai jisai raumenyse yra kaupiamas fosfokretino pavidalu. Tai yra prie kretino prisijungus fosfato molekulė, kuri yra naudojama tolimesniam ten ATP sintezei. Tai nuo viso šito ir prasidėjo tas to kretino bumas, kad galbūt ta molekulė, jinai greičiau regeneruoja tą ATP, tai vyksta tas didesnis energijos užtikrinimas organizmui, nes ta ATP. Ne tik raumenyse, bet ir visur, ir smegenyse. Nes smegenyse irgi labai yra didelis poreikis to ATP. Tai už tai taip ir pradėjo tas kretinas populiarėti dėl tos energijos užtikrinimo funkcijos. Tai vadinasi, ar aš teisingai suprantu, kad tai yra mitochondrijų energijos gamybos procese dalyvauja. Taip. Ir tai yra naudinga ne tik raumenims, viso organizmo mitochondrijoms, o mitochondrijų yra visur, išskyrus raudonuose kraujo kūneliuose. Taip. Tai vadinasi, verta Lietuvos močiutėm dėl savo smegenų sveikatos ir raumenų ir energijos turėjimo. Tai yra, aš įsivaizduoju, kad geriant kretiną žmogus įgauna daugiau energijos. Ar tai tiesa? Gauna, bet vėlgi ta energija atsiranda per sudėtingą procesą. Per sudėtingus procesus. Ir vien kretino neužtenka, bet turbūt šiek tiek pagelbėti energijos gamyboje. Ir tos dozės, matyt, turėtų ten būti jau daugiau nei 5 gramai. Arba galbūt daugiau negu 5 gramai, bet vis tiek reikia tą energijai reikia signalo, kaip ir su kolagenu, kaip ir su raumenų darbo. Tai tas. Be signalo. Jisai šiek tiek mažiau veiktų, galima taip galbūt pasakyti. Tai irgi kretino yra keletą formų, kuri forma labiausiai yra tyrinėta ir kurią verta bandyti. Ar žmogus turi kelias pabandyti, pažiūrėti, kaip jis jaučiasi, kokia yra nuomonė? Tai tų formų, galbūt tai pagrindinė labiausiai tyrinėjama yra ta monohidrato forma. Yra atsiradus H-chlor, tai irgi druskos pavidalų forma. Yra atsiradęs kretino malatas, dar viena forma dabar irgi ganėtinai populiariai tyrinėjama forma, bet iš esmės tos formos labai priklauso nuo individualių poreikių organizmo. Tai tarkim, galbūt, nežinau, ten vienas žmogus gers tą kretino monohidratą, kretino monohidratas turi šiokią tokią savybę, kad jisai gali kaupti vandenį raumenį. Tai pavyzdžiui, jeigu monohidratas, mes pastebim išoriškai, kad
labiau to vandens atsiranda, ar kūnas pabrinksta, tai mes galbūt galim pereiti prie kitos formos, pavyzdžiui, hidrochlorido formos. Bet hidrochlorido forma yra druska ir rūgštinė. Tai šiek tiek, pavyzdžiui, kas turi skrandžio problemų, tai gali šiek tiek dirginti labiau skrandį. Tai čia iš esmės reiktų pagal savo individualius poreikius atsirinkti, kokia ta forma yra naudingiausia tam organizmui. Bet iš esmės, sakau, pagrindinė monohidratas, daug kas geria monohidratą ir nieks nesiskundžia tą formą. Taip, faktiškai, jeigu monohidratas netinka, tada pradėti galima būtų nuo monohidrato, o jeigu jisai ar kaupia daugiau vandens, ar virškinimui jaučia nepatogumus, tai tada galima bandyti kitas formas. Kitas formas. Tai pakalbėjom apie kremzlės, sausgyslės, raumenį, tai yra dar ortopedijoje kaulai. Ir tai yra vyresnio amžiaus žmogaus problema. Aišku, jauname amžiuje vaikai, jie suformuoja tą kaulų tankį fizinio judėjimo metu. Tai vyresniam amžiui tai didelis iššūkis yra, nes osteoporozė, ypač moterims, tai jeigu žmogus išgirsta osteoporozę diagnozę, turbūt pirmiausiai puola gerti kalcį. Bet norėčiau pasakyti, kad lygiai taip pat kaulam reikia apkrovos ir vienas iš tokių parodymų būtų, kad kosmonautai skrendantis į kosmosą geria kalcį, bet kadangi jie neturi apkrovos, per 6 mėnesius jie praranda 12% kaulų tankio ir vienas kalcis be apkrovos neveikia, bet galbūt ne tik kalcio, vitamino D, magnio ir kitų elementų, nes vienas kalcis neveikia. Tai pakalbėkime apie kaulų tankį ir kaip visas kompleksas ir ko reikėtų kaulų tankiui. Tai iš esmės kaulų sveikata ir pats kaulo audinys, tai irgi yra sudėtingas, jo ten ta visa... Remoduliacija nuolat yra statomas ir ardomas. Ir vyresniam amžiui daugiau yra ardomas negu statomas. Taip. Tai struktūrai, kad jinai būtų sveika, tai iš esmės reikia vieno kalcio kaip ir neužtenka. Tai čia mes įsijungiam ir D vitaminą. Jis irgi labai efektyviai toj kalcio kaulo visa metabolizme dalyvauja. Vitaminas K yra, kuris padeda tam kalciui. K2 ar K1? K2. Vitaminas K1 labiau kraujo biologijų visoje krešėjime dalyvauja, o K2 jisai labiau jau atsakingas už tam tikrų baltymų aktyvavimą, kurie padeda nukreipti kalcį ten, kur reikia tą kalcį nukreipti. Tai vadinasi kalcis, vitaminas D ir K2. K2. Toks liktai kompleksas būtų. Ar dar šitai trijuliai kažkas į pagalbą reikalingas? Magnis, cinkas? Magnis, cinkas, boras, daug tų mikroelementų tą visą kaulinį audinį sudaro. O tai kaip tada tu su savo pacientais, jeigu tau pacientas sako osteoporozė, kaip tu sužinai, kaip pacientui sudėlioti, kokių reikalinga vitaminų ir elementų? Osteoporozai bent pristabdyti, turbūt ten jos išgydyti sudėtinga. Tai iš esmės vis tiek, tai jeigu jau pacientas žino tą osteoporozės diagnozę, tai jau jį dažniausiai prižiūri gydytojas. Tai iš esmės gydytojas jau būna paskyręs tam tikrus vaistus tai osteoporozei gydyti, yra tam specialūs preparatai ir prie to, tarkim, gydytojas, nežinau, rekomenduoja tiem pacientam tam tikrus papildus. Tai va čia jau ir paskiriu, tarkim, tą vitaminą D3, aišku, vėlgi reiktų žiūrėti tą kiekį, pavyzdžiui, jo kraujo tyrimą, kiek D vitamino turi kraujyje, bet optimaliausia, tai ten prie osteoporozės, tarkim, to D kiekis būna iki 4000 maždaug ir ten K2 100 mikrogramų būna. Čia jau standartinė dozė. Ir kalcis tada jau, ten jau eina pagal formą skirtingą, ten kalcio gliukonatai, jų visokių formų būna ir iš esmės
Nu, tai į tą ir orientuojasi pagal kraujo tyrimą, pagal gydytojo rekomendacijas ir daugiau mažiau jau tas visas kompleksas su D3, K2 ir to kalcio jau jisai daugiau mažiau veikia iš esmės panašiai. Aišku, dar kiek gauna su maistu to kalcio, tai va čia irgi labai Bet svarbus dalykas. tyrimai rodo, kad 67% lietuvių turi D vitamino trūkumą. Tai praktiškai tikrai mūsų populiacijoje Lietuvoje labai didelis D vitamino trūkumas. Tai turbūt ir prevencijai, jeigu norėtumėm prevenciją vykdyti osteoporozei moterims virš 50 metų, turbūt jau reikėtų visą laiką užtikrinti D vitamino, kad nebūtų trūkumo, kad netrūktų magnio, kad netrūktų kalcio, turbūt per metus kelis kartus reikėtų tyrimus atlikti. O dabar dar noriu mūsų žiūrovam pasakyti, kad kaulą geriausiai įstato, tai yra fizinė apkrova ir didelė sunki fizinė apkrova. Todėl rekomenduojama jau virš 40 metų moterims ruoštis kaulų tankio mažėjimui ir ateiti su pilnu bagažu, kai kaulų tankis yra geras, kad kuo mažiau jį prarast, nes kaulų tankis yra tikrai labai svarbus. Jeigu sulaužoma yra šlaunikaulis, tai tikrai 1 iš 5 pacientų per pirmus metus miršta. Ilgi procesai gydymo. Tai šitas yra labai svarbu ir dažnesnės kitos traumos būna, kai osteoporozė, tai vien kalcis nepadės. Užtikrinti visą kompleksą ir kalcio, ir D vitamino, K2 ir sportuoti, duoti fizinę apkrovą. Tai turbūt šiandien taip ir užbaigsim mūsų laidą, pakalbėję apie papildus su Jokūbu, ir ačiū labai Jokūbai už šios dienos pokalbį. Ačiū, Rūta, kad pakvietėt. Ir linkime mūsų žiūrovams turėti sveikus sąnarius, turėti pakankamą raumenų masę ir pakankamai gerą kaulų tankį. Ir judėt. Svarbiausia judėt. Ačiū. Jeigu jums įdomus mūsų turinys ir norėtumėte daugiau, tai pasekite mūsų paskyrą YouTube'oje, OrtoPro paskyroje.